Begalė žmonių nekęs naujos pasaulio tvarkos ir mirs bandydami pasipriešinti jai. Pasirodydamas prieš komisiją ir komitetą aš pareiškiu, kad žinojau apie veiksmus galėjusius išprovokuoti fašistinės diktatūros susikūrimą. Slaptos jėgos potencialas egzistuoja ir gyvuos toliau. Pats žodis paslaptis nepriimtinas laisvoje ir atviroje bendruomenėje ir mes, žmonės, jau nuo senų laikų esame prieš slaptas organizacijas, prieš jų slaptus veiksmus bei priesaikas. Prezidentas Bušas pasirašė raštišką sutikimą, kuris sunaikins tas Jungtinės valstijas, kokias dabar jas matome, ir jis tai padarė be jokio JAV kongreso ir Jungtinių valstijų žmonių sutikimo. Slapta ir stipriausia pasaulio organizacija jo nebepaslaptis. Jei žinoma Bilderbergerių grupės pavadinimu. Ar tik ne pasaulio valdymas yra jų tikslas? Aš Jimas Tuckeris. Aš persekiojau Bilderbergerius 30 metų. Ir aš nenustosiu sekti. Bilderbergerių grupės planas yra ne kas kita, kaip pasaulinė valdžia. Man visą tai nepatinka. Kas išrinko tos vaikinus, kad jie valdytų pasaulį? Jie yra elitas. Jie jaučia, kad jie turi valdyti pasaulį, kad patenkintų savo egoistinius poreikius. Dabar turime galimybę pamatyti ateinantį naują pasaulį, kuriame yra labai reali naujos pasaulio tvarkos perspektyva. Bilderbergeriai smarkiai progresuoja ties pasaulis valdžios įgyvendinimu ir tik apmokyta bei informuota visuomenė gali juos sustabdyti. Davidas Rockefelleris rašė savo memoaruose, kad jis nori sunaikinti Jungtinės valstijas. Jis išdavikas. Džiugu sugrįžti į užsienio reikalų tarybą. Kaip minėjo Pitas, aš buvau narys ilgą laiką ir tiesą pasakius, kurį laiką buvau direktoriumi. Aš niekada to neminėjau, kol vyko perrinkimai Vyominge. Netoleruokime nesąmoningų sąmokslo teorijų. Prašau, palikite šią teritoriją. Keli šūviai buvo iššauti. Štai ten Bilderbergeriai. Trans-Teksaso koridorius yra labai svarbi dalis ir jei jį nutrauksime, tai sustabdysime naują pasaulio tvarką čia pat Teksase. Visa tai prasidėjo čia. Ir norint išsaugoti šią šalį, mes turime sustabdyti šį sumanymą. Jungtinių valstijų prezidentas tikėtinai gali pakartoti savo tėvo frazę. Ir tai yra nauja pasaulio tvarka. Jūsų nauja pasaulio tvarka žlugs. Žmonija nugalės jūs. Atsakymas į 1984 taps 1776. Aleksas Džonsas pristato. Žaidimo pabaiga. Globalios vergijos planas. Netolimoje ateityje planetą valdys galinga pasaulinė valdžia. Vos tik laisvos tautos taps mažyčio elito vergais, žmonija užklups nauja tamsiųjų amžių pradžia. Valstybės tai bus praeities prisiminimas. Bus atakuojama bet kokia laisvės forma ir netgi šeimos bei individai atsidurs ties išnykimo riba. 80% pasaulio populiacijos sunaikinta. Likusiai žmonės yra priversti gyventi kompaktiškuose kontroliuojamuose miestuose, visai kaip kalėjime. Kelionės yra labai ribotos. Greitkeliai jungia didžiuosius miestus ir izoliuoja žmonės nuo patekimo į neleistinas vietas. Individualus privatumas daugiau nebeegzistuoja. AI superkompiuteriai archivuoja bei kategorizuoja visus veiksmus. Planeta kalėjimas valdoma gaujos šaltakraujų pamišėlių apsėstų valdymo manijos, kurių jėgai negali prilygti niekas. Štai tokia globalios elitinės grupuotės vizija.
toks jų tikslas. Programa skirta naikinti žmonijai, kur galios mokslinės tironijos įstatymai. Pasaulinis valdymo tinklas, sukurtas užtikrinti jėgos monopolio kontroliavimui visiems laikams. Žmonija bus nustumta į tokią ateitį, jei tik mes neatsimerksime ir nesusitelksime, kad pasipriešintume naujai pasaulio tvarkai. Iškelti slaptos grupuotės Džordžiai orientyriniai luitai yra elitinės grupės testamentas planuojamai naujai pasauliniai religijai. Globalūs įstatymai, pasaulinis teismas ir armija, kuri visą tai palaikytų. Akmenyje išraižyti žodžiai sako, jog populiacija niekada neturi viršyti 500 milijonų ribos. Šiame filme jūs sužinosite, kaip mūsų pasaulis iš tikrųjų valdomas. Jūs pamatysite, kaip sujungtos slaptos apskrito stalo grupės, formuojančios globalų žvalgybų tinklą. Ši grupė šimtus metų rengia įvairias aferas. Dabar paskutinėje stadijoje jie ruošiasi naujai pasauliniai valdžiai. Tuo tironai troško per šimtmečius. Daktaras Michaelas Kaufmanas yra žinomas ekologas, kuris specializuojasi ties ekosistemos tyrimų, jos rūšiavimu bei tyrinėja miškų ekologiją. Daktaras Kaufmanas sužaidė raktinį vaidmenį, sustabdant biologinės diversijos ratifikavimą JAV Senate. Naujos pasaulio tvarkos koncepcija jau aptarinėjama amžius, kai įgavo pagreitį antroje 20-ojo amžiaus pusėje. Džordžas Bušas vyresnysis naudojo šią savoką daug kartų savo kalbose, leisdamas suprasti, kad jis tikrai nori matyti tvarką, kur vyrautų bendras arba globalus valdymas, kur kiekvienas žmogus šioje žemėje būtų įgaliotas laikytis įstatymų, kurie buvo sukurti tarptautinėme lygyje. Tai yra didi idėja, nauja pasaulio tvarka. Prezidentas Bušas sakė, kad nauja pasaulio tvarka yra derinama ir tai yra tai, dėl ko jie stengiasi. Jungtinės tautos yra tos valdžios dalis. Šiuo metu jie labai uoliai stengiasi kurti Šiaurės Amerikos sąjungą. Štai todėl labai daug žmonių Vašingtone nesirūpina dėl mūsų sienų. Jie turi tokį filosofinį požiūrį, jog nacionalinis suverenitetas yra nesvarbus. Dėl to aš siūlau ir esu įstikinęs, jog turėtume išstoti iš jungtinių tautų dėl mūsų pačių saugumo. Tai nuolat kartojasi per visą istoriją. Romos imperija, Sovietų sąjunga, Hitleris nacizmo laikais. Nuolat buvo kalbama apie utopijos sukūrimą paprastam žmogui. Nors istorija parodo priešingai. Senovės globalizmo šaknys. Užkariavimas ir imperija yra seni kaip civilizacija. Babilonas, Egiptas bei Graikija. Jie visi statė imperijas tik tam, kad pabandytų valdyti pasaulį. Romos valdymas savo piko laiku dominavo visame pasaulyje. Buvo sukurtos kompleksinės valdymo sistemos siekiant suvaldyti skirtingas tautas. Tarp 15 ir 19 amžiaus iškildavo vis naujos imperijos ir vėl kariavo už išlikimą. Kilmingieji, taipogi ir pirkliai buvo finansuojami saujelės privačių bankų. Dauguma didžiųjų piniginių namų finansavo abiejas karo pusės. Sudėtingi informacijos rinkimo tinklai finansininkams suteikė aiškų pranašumą virš vyriausybių, kurias jie po truputį pradėjo kontroliuoti. 1815 metų birželio 18 dieną Britų kariuomenės agentai priklausantis Rothschildų šeimai stebėjo, kaip Napoleonas Bonapartas beviltiškai kovojo, norėdamas išgelbėti savo armiją, kuri per Britų ataką atsidūrė jų nasruose. Rothschildų agentui pavyko pranešti naujieną apie Napoleono įveikimą Lordui Wellingtonui bei Nathanui Rothschildui. Londonas šią naujieną sužinojo tik po 20 valandų. Britų armijos vadas Nathanas iš Rothschildų giminės paskleidė gandą Londono biržoje, kad Napoleonas laimėjo karą. Akcijos krito 98 procentais ir Rothschildas gavo galimybę supirkti visą Britų ekonomiką beveik už dyką. O kai vėliau pasiekė naujienos apie Napoleono įveikimą, akcijos vėl pabrango. Britanija dabar vienareikšmiškai viešpatavo Europoje, o Rothschildo šeima valdė Angliją.